Labdien. Šiandien Saulius su striuke. Kodėl su striuke? Ar todėl, kad atšalo? Biškį atšalo. Bet dėl to striukės nereikia megztinio. Nes laipsnių yra kokie 16. O striukė yra dėl to, kad Saulius virina šiandieną. Tai kad nesudegtų. Gerai. Kas vyksta šiame kaime? Ką jisai virina? Ką jisai daro? Ogi jisai prisigalvoja tokį dalyką. Va, nusipirkau bordiūrų ir man yra du pasirinkimai. Vienas yra paimti jos rankytėmis ir išsikrauti. Ir aš tai dariau ne kartą. O kitas variantas yra, kadangi šičia vat viena eilė sveria kažkur tai apie 300 kilogramų, gal su virš, tai mano kaušas turėtų pakelti. Reikia pasigaminti kažką, ką čia pakišti ir užsikabinti ir pasikelti. Aš tada nusikeliu vieną tą. Tai va tam reikalui aš virinu. Virinu ten tokį pakištoką. To jums viską parodysiu. Pasiėmiau vamzdį, kuris pagal storį tikrai netilps tarp tų bordiūrų, bet jisai yra pakankamai storas, kad tilptų ir pakeltų paletę su vienu aukštu bordiūru. Tai va, o į tarpą tarp bordiūrų tai kaip nors visieną jį įkišiu. Tai ką aš darau, pasiėmiau armatūrą, nusipjoviau, susilankščiau ir va tai va paimu pukštį ir prisivirinu vienam gale ir tenai kitam gale. Ir pasidarau du tokius komplektus. Vienas yra jau čia vat, privirintas. Žiūrėkit, kaip sekasi man virinti. Gražu. Man tai gražu. Turėtų laikyti. Tai vat vieną esu jau suvirinęs. Lieka suvirinti dar vieną. Ir tada paletę čia pakišu vieną geležį, čia pakišu, virves per viršų. Ir su kaušu hop ir pakeliu. Ar pavyks? Pamatysim. Man atrodo, kažkas turėtų pavykti. Nebent bus per sunku. O kas naujo mano kaime yra su šito tarakonų morkavu? Aš vakar išsiardžiau, beardydamas, nuiminėdamas šitą dalyką. Čia stovėjo pagalis, į kurį buvo tas atremtas. Ir aš, kai ėmiau, tas pagalys pasitraukė ir šitas dėjo man per galvą. Tai normaliai įkirto. Bet gerai, kad ne kaulą įkirto, o tik tai mesikę. Tai šį sykį aš jau ant grandinių pasikabinau. Ir čia dabar jau nebe bus pagalių, kurie galėtų pasitraukti ir nukirsti mane. Taip, ir man reikėjo nusimti šitą. Aš jį nusiėmiau, pasikeis gumelę, aš ją pasikeičiau, prisisukau viską atgal. Bet mano dar trūko hidraulinio skysčiaus. Čia reikėjo šitą uždažytą dalyką nusitrinti, kad matytųsi. Bet aš nusipirkęs hidraulinio skysčiaus 20 litrų, va tokia va. 20 litrų į visieną man jo neužteko. Neužteko, bet visieną pripilta yra realiai gal iki tos mierkos. Ir turėtų jau viskas suveikti, tai aš užvedžiau, bet visi tie džiostikai, jie nieko nekelnoja. Tik tai būtų oro pilna ir kažkaip tai reikia pripildyti cilindrus. Čia mano versija. Bet mano kaimynas, jisai pasakė, kad nieko nuodinti hidraulikoje nereikia. Ok, tai ką daryti? Tai vat atvažiuos kaimynas dar sykį po darbo ir pasižiūrėsime kartu. Tikiuosi nenugaišo koks nors variklis, kuris tą hidrauliką stumdo. O būtų reikalų. Bet, žinai, dabar pagrindiniai kasimai įvyko. Taigi galim remontuoti eskavatorių. Šiandieną dar planuoju pasikeisti va šitą dalyką. Tai yra generatorių,
kuris keičiasi va tenai, vat. Va tą reikia išardyti ir į jo vietą įdėti va šitą. Tai va čia vienas iš planų. Taigi, kokių planų, kiek planų? Virinu, kad bardūrus nusikelti. Laukiu kaimyno, keičiu generatorių ir dar turi atvažiuoti smėlis, nes trūksta poros mašinų smėlio va tenai. Tai turi atvažiuoti, sakė po pietų, dabar yra po pietų ir va čia va yra normaliai palyja, tai tikiuosi, kad jisai atvažiavęs ir išvažiuos paskui. Tai va tiek daug darbų šiandienai. Vau, fainiai šitam kaime, gali veikti kūrybingai, ką tik nori. Svarbu laiko turėti. Ir norą, ir kūrybingumą. Biški klimsta jisai. Jo, bet išlingavo. Išlingavo. Sako, smėlio papilk. Va. Kokia tešla. Jinai negili yra ta tešla. Nes, buvo išdžiūvę pilnai. Šį kartą neužklimpo smėlio. Smėlio papyliau biški. Tai nei truputį neprasisuko ratai. Vat ką reiškia truputį smėlio ant žemės. Nes vien tik žemė su drėgme tai yra kaip ant sviesto judi. Va, spėjau biški nugrebliuoti pirmą krūvą. Va, jinai guli tenai. Ir antrą. Kaip jūs galvojate, visą tai patalpinus į tą skylę. Ar trūks, ar netrūks? Aš galvoju, kad netrūks. Ką tu, Simai, galvoji, trūks ar netrūks? Netrūks, gerai, abudu galvojam, kad netrūks. Pažiūrim. Smėlio užteko. Štai viskas yra pripildyta. Dar su vibro plokšte galim pravažiuoti. Bet jau su traktoriaus kaušu yra prispausta. Ir dar truputis liko. O tas truputis tai yra, nežinau kiek čia tos mašinos, gal ketvirtadalis mašinos liko. Penktadalis gal. Turbūt penktadalis. Gerai, čia po ranka turėsim. Jeigu pritrūks kažkur, tai iš karto hop privešim. Jeigu nebereikės, išvešim. Ar ne, Simai? Per daug. Taip, mes laimėjom abudu. Per daug. Buvo per daug. Ne, aš laimėjau. Nes aš sakiau, kad arba per daug. A ne? Arba bus arba užteks, arba bus per daug. O buvo per daug. A ne, o ką aš sakiau? Tu sakei irgi, kad kad bus per pilna. Irgi. Tai mes laimėjom abudu. Ne, bet per pilna. Per pilna. Na gerai, tu laimėjai. Yra, bet čia per daug. Gerai, tu laimėjai. Smėlė yra. Taip. Taigi dar vienas darbas atliktas šiandieną.
ramus su šituo. Dabar einame ką? Einame bordiūrus bandyti iškelti. O kad juos iškelti, tai turbūt reikėtų šičia atvažiuoti ten, kur juos ir reikia iškelti. Užmanymas yra toksai. Aš dabar, kadangi tas pagaliukas labai plonas, tai visi labai mažai pakelia bordiūrus, o aš turiu pasidaręs storą. Tai man reikėjo laikinai ploną pasikišti ir pasikelti viską aukštyn. Dabar va šitaip va. Šitaip va. Ir dabar man reikės viską nusileisti. Šitą nusileisti. Ir persikabinti šitą jau su tais kabliais ant virvės. Ir tokį patį pagalį tenai pasikišti. Dabar ten nuleidžiu ir persikabinu su virvėm šitom ir tada viską pakeliu, nuvežu ir padedu čia. Tokia mintis. Nepavyko biznis. Nurėdėjo. Nepaskaičiavau, kad rėdės per vamzdžius. Bet turėčiau ten uždėti. Ar pavyko, tečiai? Ja. Ja. Taip, man pavyko. Visai vyko, bet pavyko. Kreivai va tai paėmiau, nes buvo jau visai susiskipavęs. Ir čia, dabar pagaliukas padyginu ir nuleidžiu. Ir nereikės rankom kelti nei vieno. O čia yra virš 300 kg ir čia virš 300 kg. Kom šiandieną mes baigiam savo nuotykius. Ogi remontas traktoriaus. Kas nutiko, tai mes su kaimynu žiūrinėjom ir išvada tokia, kad tie abudu džiosikai jie neveikia, nes kažkas tai ten viduj atjungia juos. O kad sužinoti, kas atjungia, tai reikia išardyti visą tą, išimti kėdę, kad tada eiti iki tenai vidurių. Nes visa kita turi veikti. Nesuprantam. Gerai. Čia bus kitą dieną. O šiandieną aš keičiau generatorių tenai. Ir vargas buvo uždėti diržą. Tai jisai biškis susiaurėjo. Kai uždėjau diržą, kai įjungiau variklį, pradėjo purkšti kuras. Nes šlangelė nulūžo. O šlangelės užmaut neina, nes jin tokia sukietėjusi. Nu, aš ją nukirpau ir užmauti iš naujo ant va tokio dalykėlio. Ir neina užmauti, nes kieta šlangelė. Tai aš galvoju, reikia nupirkti kitą šlangelę. Ir tada gal bus viskas okidoki, normaliau. Vienu žodžiu taip, Saulius yra meistras, kuris kol vieną remontuoja, neaišku ar suremontuoja, bet sugriauna tikrai dar ką nors. Gerai, geras meistras. Gerai, susitiksime sekančią dieną.